Labą dieną. Šiandien vyksta pašimo pamoka. Vadu. Va šiandien šilta, drabužiukai laukia išdžiaustyti visi. Vonelės paruoštas maudymusi, vanduo šyla. O čia vyksta kas, vaikai? Anabela? Pamoka. Piešimo pamoka. Jo, nu į ką Degutis piešia? Su kokiais tu dažais pieši? Su mėlyna. Sakyk, su vandeniniais mėlyna. Vandenin, o Anabela su kuo tu pieši? Su guašu. Tu pieši su guašu, teisingai. Aha, kaip tavo piešinys, jau pradėjai gėlę kažkokią paišyti. Aha, o Degutis kokia tavo gėlė, nu, aha, labai gražiai, čia padarai žiedai kokie gražus, oho, labai gražiai. Nu, pieški toliau. Plikučiai visi įsirengė, va, matot, abudu. Papa, čia tavo kepurytė, Degutis susirado, jam labai gera kepurytė. Va, žiūrėk, pasirodyk, Diego. Va, įsipylė savo vandenį, užsižiopsojęs, va. Nu, nesvarbu. Kitą įsipilsim, ne? To gal ne mano, ne. Va, čia tam bliudukė yra, dar švaraus turi. Ne. Va, šitą mažyčiam, žiūrėk. Va, matai, tik nusakiau, kaip reikia teptuką. Nubrauk, o šitaip, kad nebūtų vandens daug, tada geras piešinys gausis. Nu, tu čia labai gražių dalykų pripiešiai, Degutė. Anabela, tu čia kitas spalvas naudok. Tu dabar vieną spalvą naudoji, naudok kitas. Nu gerai, man karšta, aš turiu išjungti, man šilta.